Sveiki visi, aš esu Augustas, šiandien žvejosiu vienas, didelės žuvys tvenkiny, feederio float. Mokėjau 10 eurų, bet taip tai už pašarą daugiau. Tai žodžiu, pašarą, kuriam peletės braškinės, kraperio. Tada turiu biškį likučių halibuto. Tada skysčio čia turim biškį likusių. Krilis ir braškė, ir tada boiliai sticky produkcijos ir tada DXO. Tai tuoj pradėsim viską susiruošiu, žvejosiu metod feederiu. Tai visas tvenkinys užimtas. Ir pažiūrėsim. Gerai, tada pradėsim nuo šių braškinio. Krilį vėliau pabandysiu į braškę, taip nelabai veiks. Bet nežinau, ar iš vis krėlį sunaudosiu. Tokį mažą kibirėlį tik tais vieną turėtų. Jo. Iški pikseliuota, bet nieko. Nu ir tada marmakso braškė, likučiai. Kaip sakau, labai mažai likę.
galima sakyti 2 valandas žvejoju, gal net rečiau, gal 2,5, neskaičiuoju. Pagavau 2 karpį, ne, pagavau 1 karpį, bet buvo 2 kibimai, vienas tą, kur ištraukiu, tai aplink 3 kilų, sakyčiau, o kitas buvo gal net 5, bet atsikabino prie kranto, o jo, jei dabar nustos braškė, galvoju, čia grilio bandysiu. Tai jo, toks planas. Dabar saulė, tai biškai aš vis dar pavėsi, bet taip tai saulė dabar ant tvenkinio beveik visur. Tik čia gal 5 metrai nuo kranto. Ir tai žodžiu apie šitą prūdą, tvenkinuką, sužinau, kai atvariau į didesnį tvenkinį. Čia punioje į ką, nesakiau, tai žodžiu, štai visos žuvis, ką mes pagavom didesniam. Ir tai 13 kilų eršketas, 7 kilų šamas ir draugelis 8 kilų karpiai. Tai jo, dar lyną jisai pagavo, bet ką žinau, nesvarbu dėti, nelabai turim fotkę. Tai jo, taip tai niekados neradau laiko žvejot čia ir draugai nevarė, tai tiesiog vienas nuvariau. Ir sveiki grįžę. Žodžiu, menkoka žvejyba buvo, tik 3 kibimai per kokią 12 valandų. Nu, taip tai nieko gero. Tik karpį ištraukiau, geras dar atsikabino, nu ir viskas. Viso gero.